Senasis Patriotas. Atnaujintas Patriotas MK2, patys populiariausi fleeciniai džemperiai bunkerė, tai šiandien palyginsim, kuo naujas skiriasi nuo senojo. Senasis Patriotas pagamintas iš dvigubo fliso, todėl yra labai šiltas ir neperpučiamas. Atnaujintas modelis tapo žymiai plonesnis, žymiai lengvesnis, bet jis viduje turi termoflisą, kas jį taip pat daro lygiai tokį pat šiltą kaip ir senąjį modelį. Senojo Patrioto rankovės yra reguliuojamos su velcro užsegimu. Naujajam Patriote rankogaliai velcro nebeturi, bet turi siūtą gumelę, kur prisitaikys prie bet kokio dydžio rankos. Senojo Patrioto kišenės. 2 priekyje, po 2 ant rankų ir kargo kišenė nugarai. Naujas Patriotas turi kišenės viršuje, kišenės apačioje, bet nebeturi kargo kišenės nugaroje ir taip pat turi 2 kišenės ties butkam. Tiek senasis, tiek naujasis Patrioto modeliai turi kapišonus ir ventiliaciją pažastyse. Jeigu ieškai fliso, kurį nešiosi kaip striukę, rekomenduoju senąjį modelį. Jeigu norėtum flisą dėtis po striukę, tam geriau tiks naujasis modelis, nes jis yra plonesnis, o senasis po striukę jau tilps sunkiai. Kuris geresnis, ar senas modelis, ar atnaujintas, nuspręsk tu, bet žinau tik vieną, tiek senas, tiek naujas yra nuostabi dovana gauti po eglę. Tuomet partneris ar bunkeris.